Prieš rungtynes neabejoju, kad ne tik pergalė buvo galvoju, bet ir kaip išsaugo tą rezultatyviausio žaidėjo titulą. Nu taip, Rūgai šnekėjo ten, nu ir pačiam gal kažkiek, bet iš esmės jau nėra tai labai svarbu, nes iš tikrųjų labiau norėsiu, kad komanda būtų prizininkė, o ne dėl 5 vietos. Tai bet jau šiandien buvo aišku, kad komanda nebus prizininkė. Ne, nu tai šiandien taip, bet aš aplamai sakau, kad ir prieš sezoną nebuvo mano tikslas, tiesiog, kad būtų rezultatyviausias, o tiesiog gal net maloniau, kai mušt, kai, sakykim, ten buvo prieš kažkokias varžybas, kad lemiamos grupiai, ten, kai įmušite vieną lemiamą, kai padedi komandai, tas yra maloniau, negu silpnesnėm primušt kuo daugiau. Rungtynė su VVG, kur iš esmės patys turbūt atidavėt jiems pergalę. Žinot, ką tada reikėjo daryti kitaip? Tai tada reikėjo mušti daugiau. Tada, o taip, sunku pasakyti, nes iš pirmose varžybose neišnaudojom daug progų, o antrose jie labiau susikūpė, o mes jau kaip ir jau gal per daug atsipalaidavom jau. Šiandien Vilkai žaidė be 2 savo pagrindinių žaidėjų, bet žaidimas jūsų irgi nesiklostė taip, turbūt kaip norėtumėt. Ko pritrūko? Nežinau, kažkaip gal šitas varžybas atspindi kaip ir visą sezoną, kažko pritrūksta, kaip ir iš mūsų juokėsi, kad lygių komanda iš tikrųjų, nes va tada irgi trūkdavo, nes kažko ten nedabėgi, ten atrezą padarai, praleidi. Nu, taip bendrai ir gaunasi, tiesiog gal daugiau susižaidimų, daugiau treniruočių. Kitais metais tikiuosi gal geresnis bus. Šiaip po paskutinių rungtynių daugiau laimingi komandų esate ar daugiau nusivylę? Tai dabar kaip tik grįžtant, sakė, tai iš tikrųjų 5 gal net geriau, maloniau dabar nuotaika negu 4, kai praloši ir mažiau alaus gauni. Ačiū.